Statomas angaras, kuriame bus įrengtas putplasčio pjaustymo cechas. Angaro dvišlaičiam stogui sumontuoti panaudotos specialios konstrukcijos nešančios sijos iš medžio ir metalo. Tokios sijos montuojamos lengvai ir paprastai. Tai kaip tik matom šitą pastatą, kuris yra sumontuotas, yra nenaudojant mechanizmų. Praktiškai sumontavo šitas sijas pakėlėjų pagalba. Montažas yra technologiškas, projektų numatyta, kaip jas sutvirtinti kraige, elementarūs mazgai, kurie nereikalauja jokio didelio pasiruošimo. Sijos susideda iš klijuoto medžio tašų, kurie sujungti specialiu cinkuoto ir dažyto štampuoto plieno tilteliu. Palyginus su panašia klijuoto medžio konstrukcija, šios medžio ir metalo sijos yra dvigubai lengvesnės, nereikalauja papildomų atramų ir yra tvirtos. Objektas yra tikrai gana didelis ir tarpatramis čia yra 21 metras. Galimybės yra sumontuoti maksimum iki 30 metrų tarpatramį. Ir sijų čia yra panaudota 46 santvaros. Čia jau galima vadinti, kad yra santvaros su metalinė temple. Sijų konstrukcija leidžia juose išvedžioti inžinerinius tinklus. Tiltelio pačioje ir viršuje yra iš anksto išštampuotos numatytos vietos elektros laidų ir vamzdžių pravedimui. Sijos iš medžio ir metalo naudojamos įvairios paskirties ūkiniams, pramoniniams ir gyvenamiesiems pastatams. Šitų sijų panaudojimas yra labai platus. Jos naudojama visoje Lietuvoje ir objektų galima pamatyti montažo metu. Po to jas paslėpia iš viršaus stogas, iš apačios irgi atsiranda kažkokios lubos ir jų nesimato. Kauno senamiestis, renovuojamas kvartalas. Stogų konstrukcijoms naujai įrengti taip pat naudojamos specialios sijos iš medžio ir metalo. Čia kaip ir matom šitą vaizdą, kada reikia perdengti 8-9 metrų tarpatramį. Ir viskas sumontuojama rankiniu būdu, be jokių mechanizmų. Čia negalima pastatyti jokio nei krano, nes kadangi jos lengvos yra, jokių problemų nėra sumontuoti. Turime galimybę iš arčiau apžiūrėti ypatingą sijų konstrukciją. Tai kaip matosi, yra du bruseliai, apatinis ir viršutinis, ir tarp jų yra įpresuotas plieninis vadinamas tiltelis. Tai yra čia nepaprastas plieninis tiltelis, jis gaminamas iš spiruoklinio plieno, norint didinti apkrovą, kai pavyzdžiui kartais reikia nedidinti sijos aukščio, neleidžia konstruktyvas. Tada tokiu atveju mes įdedam du tiltelius, kad padidinti sijos apkrovą. Konstrukcija, kurioje dera medžio ir metalo privalumai, nereikalauja papildomų atramų. Tarptramis šiuo metu yra 9,5 metro ir tarpų jokių nereikia. Jos pilnai atlaiko savo nešančią galę. Tokios sijos naudojamos ne tik stogų, bet ir perdangų konstrukcijoms. Perdangų irgi 9 metrai, 12 metrų yra, galima iki 15 metrų ir kur nereikalingos viduj jokios pertvaros, jokios tarpinės atramos. Tai čia yra labai patogu po to planuotis visą kambario interjerą. Iki tol buvęs apverktinos būklės, senamiesčio gyvenamasis kvartalas taps prestižiniu.